Gramatika ars obligatorija. Pakalbėsiu apie leksinės, darybinės ir gramatinės reikšmės, jų skirtumus ir panašumus. Paprastai mes kalbėdami dažniausiai operuojame leksinėmis reikšmėmis arba net sąvokomis. Štai sinchrotronas. Tai žiedinis dalelių greitintuvas. Nelabai supratau, kas tai yra, bet ir nereikia man. Tačiau bet kuris lietuviškai kalbantis žmogus supras, kad čia yra vyriškoji giminė, vardininkas, vienaskaita. Lygiai taip pat ir darybinę reikšmę norėdami galime įžvelgti, nes sinchrotronas greičiausiai padarytas iš kelių paprastesnių žodžių. Taigi, kalbame trimis reikšmių tipais – leksinėmis, darybinėmis ir gramatinėmis. Leksinės ir darybinės reikšmės turi labai įdomią savybę. Jas galima pakeisti. Vietoj sinchrotronas kalbėdami galime pasakyti žiedinis dalelių greitintuvas, galime pasakyti greitintuvas, galime pasakyti fizikos prietaisas, galime tiesiog pasakyti griozdas. Viskas priklauso nuo kalbėjimo situacijos ir pasirinkto kalbėjimo stiliaus. Pagaliau nuo to, kas su kuo kalba ir panašiai. Imkime kokį nors kitą žodį, koks nors trintukas. Darybinė reikšmė yra trinimo gumelį. Namelis, darybinė reikšmė yra, gali pasakyti mažas namas ir taip toliau. Su gramatinėmis reikšmėmis taip paprastai elgtis negalima. Kiekvienas lietuvių kalbos daiktavardis turi giminę, skaičių, linksnį. Ir mes norime ar nenorime, tai privalome pasakyti. Vadinasi, leksinės ir darybinės reikšmės yra gana laisvos, gana nesunkiai kaitaliojamos, pakeičiamos žodžiais arba žodžių junginiais. Gramatinės reikšmės yra privalomosios. Todėl kalbėti gramatiškai taisyklingai ir suprantamai reiškia sugebėti vartoti privalomasias gramatinės reikšmės. Tu to nori ar nenori. Gramatika pasidaro privalomumo menu. Gramatika ars obligatorija.